niekam nepaslaptis, kad žmonės vietoj to, kad diskutuotų, kūrybiškai ieškotų naujų sugyvenimo kelių, derėtųsi, priimtų kompromisus, kad dažniausiai vyksta kitaip. Ir kaipgi tas atrodo. Pirmas toks labai tipiškas sprendimų būdas, prastas sprendimų būdas, vienas iš dviejų yra stipresnis, energingesnis, geriau argumentuoja, piktesnis ir jisai tiesiog priverčia kitą elgtis taip, kaip jisai nori. Toksai primetimo stilius. O kitas, kodėl jisai sutinka su to primetimo stiliumi? Na, dėl to, kad nuryti lengviau negu diskutuoti ir ginčytis, dėl to, kad, na, tai tiesiog jam patogiau, o paskui jisai vis tiek nevykdo to, ką pažadėjęs, arba tampa šaltas, arba tampa nervingas ir nedraugiškas. Ir tokiu būdu tiesiog, na, problema neišspręsta, santykiai sugadinti. Kitas sprendimo būdas – simbiozė. Simbiozės atveju žmogus sutinka su kitu dėl to, kad jisai, na, faktiškai nežino, ko jis nori. Gali būti, kad abudu žmonės nežino, ko jis nori. Aš prisimenu vieną porą, kuri, kai išsiskyrė, sakė, na, vat, kai mes gyvenam kartu, tai mes kažkodėl tai rinkdavome grybus ir juos konservuodavom. O kai mes išsiskyrėm, ne vienas iš mūsų neberenka grybų ir nekonservuoja. Tai reiškia, ne vienam iš mūsų to nereikėjo. Bet va, taip darėm, nesuprasiu kodėl. Tai čia yra simbiozės atvejis, kad žmogus tiesiog nežino, kokio gyvenimo jis nori, jis neturi nuomonės. Ir kai neturi nuomonės, tai tu sutinki, bet tai nėra tikri santykiai, nėra tikro artumo ir užtenka, na, ir ta meilė nėra tikra faktiškai, neišbandyta, negili ir na, kai žmogus pats savęs nepažįsta, tai jisai tiesiog, va, kaip bestuburis, kaip amebais pristaiko prie kito ir paskui kažkokiu tai momentu jis gali pradėti gyventi visai kitą gyvenimą. Dar vienas yra įdomus, prastas problemų sprendimų būdas, tai individualizmas. Individualizmas reiškia, kad faktiškai žmonės nebando padaryti įtakos, nebando rasti bendro sprendimo, neprašo. Jie tiesiog vienas pradeda gyventi vieną gyvenimą, kitas pradeda gyventi kitą gyvenimą. Ir, na, tarsi nusistovi tokios taisyklės, kad negalima kištis, negalima reikalauti. Ir tada gaunasi taip, kad vyras nežino, kuo gyvena žmona, žmona nežino, kuo gyvena vyras. Kaip viena žmona pasakė, vat net nepastebėjau, kad vyras jau pusę metų nerūko. Tai va čia toks individualistinis stilius. Tėvai nežino, kuo gyvena vaikai. Tiesiog žmonės nebesidomi vienas kitu. Irgi prastas būdas. Na ir faktiškai dar vienas variantas tai, kad žmonės nesprendžia problemos, tiesiog pasistengia susitaikyti, pamiršti ją ir tokiu būdu gaunasi arba tai, kad jie kitą kartą ant tos problemos vėl kaip ant to paties grėblio užlipa ir vėl gaunasi pykčio reakcija arba alergijos reakcija, arba jie tiesiog nutolsta vienas nuo kito, atšąla ir jau tuose santykiuose tiesiog mažiau vyksta, jie mažiau turtingi, mažiau įdomus, mažiau emocijų. Žmonės nebe tokie artimi.